Na, sveiki broliukai ir sesutės dar kartą. Ir kągi aš čia tiesiu savo tos įdomienas, kurios čia mane tilpo. Ir šį kartą kokia čia dabar bus įdomiena iš to terariumo gyvenimo. Taigi terariume irgi tas yra pasaulinis ekonomikos forumas, tai priminsiu, kad tai yra terariume pagrindinė ir strateginė būtent Nevidono tarnų būstinė, kur jie sudaro visus ten tos strateginius planus, o paskui jau ten Jungtinių tautų organizacija, pasaulinės sveikatos organizacija ir visokios kitos ten tos organizacijos jau tada užsiima būtent tų strateginių planų jau taktinių vykdymų, sakykime, įgyvendinimų, kaip yra, ne? Nu va, tai kągi pranešė dabar tas pasaulinis ekonomikos forumas, kad Europos Sąjungoje yra talentingų specialistų krizė, didžiulė talentingų specialistų krizė. Ir dėl to, aišku, lėtėja labai Europos Sąjungos ekonomika. Nu ir todėl, žodžiu, Jungtinių tautų organizacijos padalinys, kaip ir sakiau, atsakingas būtent už migraciją iš artimųjų rytų ir iš Afrikos, nestabilių regionų, tai būtent iš tų nestabilių regionų veža emigrantus, bet ne šiaip savo emigrantus jie veža talentingus specialistus, atveža, tai žodžiu, tos visus negrus ir visokius babajus, talentingus specialistus, kad jie būtent užpildytų tų trūkstamų talentingų specialistų vietas Europos Sąjungai. Nu ir žodžiu, savo talentais pakeltoje Europos Sąjungos ekonomiką. Nu tai čia yra tokia oficiali ta melagiena, sakykime, o realiai tai patys jie ir sukuria tuos nestabilius regionus, kur žmonėms, sakykime, yra labai sunku, kaip Ukrainoje yra sukurtas irgi toks nestabilus regionas ir ukrainiečiai nenori bėga iš tos Ukrainos, nes niekas nenori eiti tą Nevidono, sakykime, karo spektaklį vadinamą, karinių veiksmų spektaklis, taip jie netgi taip ir vadina, jie karinių veiksmų spektaklis, nu, tai ne šiaip sau jie vadina to spektaklio, bet čia spektaklis, aišku, vyksta tik tais Nevidono tarnams, o būtent tie jau aktoriai, kurie ten iš tikrųjų miršta, tai yra tie visi tų administracinių okupuotų teritorijų gyventojai. Tai žodžiu, sukuria jie patys tuos nestabilius regionus ir paskui iš tų nestabilių regionų patys organizuoja būtent tų visų žmonių atvežimą į tas kitas šalis, sakykime, šiuo atveju Europos Sąjungą. Ir žinoma, nėra ten jokių talentų, nėra jokių ten specialistų, o tiesiog yra žmonės, kuriem yra prižadėta, kad bus čia kažkoks ten geresnis gyvenimas ar panašiai. Tai viena dalis, o kita dalis, kurie tiesiog iš karto jau važiuoja specialiai apmokyti, kad organizuotų čia būtent visokias ten riaušes, visokius judėjimus ten ir taip toliau, kadangi žmonės iš sakykime, tokių nepasiturinčių ir nelabai išprūsusių kraštų, tai jiem labai netaip jau ir sunku praplauti tas smegenėlės ir tada jau jie yra lengvai valdomi ir būtent jau tų apmokytų tikrų, sakykime, diversantų visokių nukreipiami ten, kur reikia ir taip, kaip reikia. Tai užtat ir organizuojamas dabar masinės eitynės visuose būtent baltuose tuose šalyse, kur jau privežė pakankamai didelį kiekį tų spalvotų visokių emigrantų ir jie ten jau reikalauja ir šariato visokių įstatymų ir kalifatų, net nežinau, kas tas kalifatas, koks ten yra. Nu, žodžiu, jie visokių tokių dalykų jau masiškai visur reikalauja. Tai čia tokiais dalykais, aišku, užsiminėjo būtent Jungtinių tautų organizacija, kuri tai turėtų ginti žmogaus teisės ir panašiai, nors jinai kaip tik užsiminėjo būtent tų, kuris sako, kad gina tokias žmogaus teisės, tai būtent tų teisų ir naikinimų jie ir užsiminėjo. Na gerai, toliau, kas čia dabar Jungtinių tautų atstovė Ukrainoje, čia priminsiu, kad čia viskas terariume, Ukrainoje pranešė, kad žiemą Nevidono tarnai planuoja atjungti šildymą ir elektrą. Ir kad ukrainiečiai turi būti jau pasiruošę evakuacijai, žodžiu, iš tų jau miestų savo gyvenviečių, kur jau bus ten atjungtas tas šildymas ir elektra. Nu tai jūs įsivaizduokite, jeigu paspaus ten -20 ar -30 ir dingsta, tarkime, elektra, arba ten jos tiesiog atjungiama, ne? Tai kas ten liks iš tų namų nešildomų, iš tų butų, iš tų vamzdžių visų, apskritai ir iš žmonių, kur jie šiks, sakykime, kur jie valgys, kaip pasišildys ir panašiai. Tai ir manau, kad daug kas ir eis į tą evakuaciją, o ta evakuacija tai bus iš tikrųjų ne evakuacija, o utilizacija. Tai ir kaipgi, sakykime, tokiu būdu, aišku, bus iš jų visų atimti vaikai, kurie dar yra Ukrainoje pasilikę, nespėjo išvažiuoti su savo mamomi, sakykime, į kitas šalis. Ir aišku, visi tie besislaptantis vyrai, kurie, sakykime, dabar po miestą nevaikšto, vengia, sakykime, kad jų nepagautų ten tie TCK-šnikai visokie. Tai ir tie visi vyrai bus besislapstantis irgi išgaudyti, nes kai padarys tą masinę evakuaciją, tai tiesiog eis per kiekvieną ten butą, laužys duris ir, žodžiu, krapštys visus lauką. Nu, turbūt didžioji dalis netgi gal ir patys jie išeis, nes tiesiog dideliam šaltį nelabai turbūt galėsi ten ir pragyventi jau tuose visuose daugiabučiuose.
Aišku, su individualiais namais yra kitaip, bet jau kaip paskelbsta, nu ir vis tiek, kad ir su individualiais namais, ne visur juk yra ten kažkokios krosnis kietų kūrų kūrenamos, dažniausiai visur yra dujiniai kažkokie pečiai, o be elektros jie irgi neveikia. Tai va, toliau, kas toliau? Kinijoje. Kinijoje ir toliau tęsiasi tie potviniai, stiprios liūtis, kurios, žodžiu, nebūdingos yra, kaip sakykime, tiem visiems kraštam ir niekada tokių nebūdavo. O dabar, kadangi yra ta būtent jau Nevidono tie tarnai labai įvaldė neblogai ir ne tik, kad įvaldė, o tiesiog atėjo laikas, modifikuoja tos orus ir tiesiog dirbtinai sukelia visokias ten liūtis, uraganus ir panašiai. Ir tokiu būdu, aišku, kaip sakykime, greuna žmonių turtą kažkokią, ar namus ten, ar panašiai, ir nuskurdina juos, visai tada atsiranda priežastis ir evakuacijom visokiom, ir plus, aišku, labai sugadina būtent derlių žemės ūkio, sakykime, visus tos dalykus ir gyvūnus ir panašiai. Tai va, tai čia prisideda prie keletos iš karto tikslų, ir žmonių nuskurdinimo, ir maisto sugadinimo ir panašiai. Tai va. Toliau, kokia dar įdomiena yra iš to terariumo, ogi 13 šalių pasirašė kažkokį susitarimą tarpusavį, nu tai ten JAV, kiek atsimenu, JAV liktais, Vokietija, Čekija buvo, Argentina, dar kažkokios ten, žodžiu, iš viso 13 šalių pasirašė susitarimą, kad sieks va būtent to nulio, CO2 nulio ir naikins savo žemės ūkį, nes žemės ūkis 60% sukuria tų, žodžių, jau dujų. Nu, anksčiau kažkaip tai transportas labiausiai sukeldavo, bet dabar, kadangi nori vis tiek tą badą greičiau padaryti, tai žemės ūkis jau nuo 30%, anksčiau sakė, kad 30%, dabar jau sako, kad 60%, nes nu, vis tiek jiems reikia pateisinti dundukam savo tos veiksmus. Tai va, ir 13 šalių susitarė ir pasirašė susitarimą, kad artimiausių metų, ten berods ar iki 30 metų, sunaikins savo šalyse žemės ūkį. Nu ir tada jau perės, aišku, visi valgyti ten tarakonus ir biliuko dirbtinę mėsą visokį. Tai va, toliau, kas dar? O šūdmokslininkai dar ir kitokie šūdmokslininkai terariume. Na, žinoma, aišku, už grantukus tie visi šūdmokslininkai terariume viską daro. Jie paskelbė, kad ištyrė, jog skiepai nuo COVID kūdikiams dar papildomai išgelbėja tos kūdikius ir nuo diabeto. Įsivaizduojat, kokie išganingi yra tie, pasirodo, COVID skiepai tam terarium. Nu, iš tikrųjų, tai aišku, čia yra visiška melagiena būtent tų šūdmokslininkų, nes čia viską daro, kaip ir sakiau, jie būtent iš to Nevidono tarnų skiriamus grantukus ir jie visą laiką skelbia tai, ką Nevidono tarnai pas juos užsako. O užsako labai paprastai, paskiria grantuką ir kas nori, žodžiu, teikia paraiškas iš tam grantukui gauti, tada jie atsirenka, kuris ten labiau tituluotas ir labiau, sakykime, patiks dundukam, jeigu jisai ten šnekės kažką tai, ir tada jam jau duoda tą užduotį būtent padaryti tą tyrimą su, aišku, žinoma, iš karto nustatytais ir rezultatais. Nu ir tos rezultatus tada jau tie šūdmokslininkai tam terariume ir skelbia jau, sakykime, per savo melaginas priemonės. Dundukai, žinoma, iš karto puola tikėti ir puola ten skiepyti tuos savo kūdikius, nes ir jau diabetų tada jau ir nebesirgs ir taip toliau. Nu, ką gali pasakyti, tiesiog apgauti žmonės lošina savo vaikus. Ne tai, kad ten lošina, bet ir žudo, nes ir labai didelis mirštingumas yra ir kūdikio, ne tik tais, kad ir suaugusių žmonių, kurie ten prisiskiepijo tais nuodingais skiepais tam terariume. Gerai, kad pas mus planetoje Žemėje tai yra viskas visiškai kitaip ir priešingai. Man tiesiog netgi smagu kitas iki, kada aš čia pasakoju apie terariumą, kažkokią tai plokščią Žemę, o ne apie mūsų nuostabią planetą. Tai labai džiaugiuosi ir jūs pasidžiaugit, kad mes gyvenam planetoje Žemėje, ir kur viskas yra sąžiningai, tvarkingai, teisingai ir viskas daroma žmonių labui. O terariume, kadangi jis yra, žodžiu, toks išgalvotas ir Nevidono uzurpuotas pasaulis, tai ten viskas vyksta kaip pagal patį tokį blogiausią scenarių, galima tai būtų išsireikšti. Tai tikiuosi, kad jums patiko mano tos įdomienos iš to terariumo. Jeigu patiko, nepamirškit palaikinti, brūkštelkit kokį komentarą ar klausimėlį, jeigu jums kilo tokios mintis. Ir iki kito karto tada. Iki.